Penktadienį Druskininkų socialinių paslaugų centras organizavo Atvelykio popietę, į kurią susirinko darbuotojai su savo auklėtiniais iš Druskininkų Leipalingio vaikų dienos užimtumo centrų, globos bendrijos Druskininkų viltis nariai, mažieji iš organizacijų Karitas ir Gelbėkim vaikus. Organizuotame susitikime netrūko smagių dainų ir šokių, linksmo vaikų klegesio. Druskininkų pagyvenusių žmonių bendrijos Bočiai nariai mažiesiems paruošė specialią programą, kurioje parodė, kaip anksčiau būdavo švenčiamos vaikų velykėlės, perdavė savo patirtį ir senuosius papročius. Vaikus stebino dosni ir linksma Velykų bobutė, kuri geriausiems vaikams negailėjo dovanų. Labai gražios nuotaikos, labai smagu, kadangi labai daug vaikučių, labai visi gražūs, o kaip jie margino kiaušinukus, kai kurie kairę rankutę, kiti liežuvukus iškišę ir taip stengiasi, kad net mano kiškučiai taip nenumargina, kaip šiandien vaikučiai gražiai numargino. Aš tiesiog didžiuojuosi ir džiaugiuosi, kad tokie geri vaikučiai. Tai toks gražus susirinkimas, gal kitais metais vėl pakartosite? Tikriausiai kiekvienais metais darysim tokias šventes, kad vaikučiai džiaugtųsi, kad jiem nebūtų nuobodu ir kad jie laukdami šitų švenčių stengtųsi klausyti eilelių, kad geriau mokytųsi, nežino, kad bobulė tai jau atneš kiaušinukų tik geriem vaikučiam. Tikrai buvo labai geri vaikučiai, tiek primargino margučių ir išvežiojom po visas Druskininkų seniūnijas, po miestelį, geriem vaikučiam pilną pintinėlę, kurie netokie geri, truputį mažiau kiaušinukų, bet stengiamės, kad visi gautų, nes visi vaikučiai kažkuo yra labai geri ir gražūs. Popietės dalyviai sulaukė ir garbingos viešnios, Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojos Kristinos Miškinienės, kuri negailėjo gražių žodžių susirinkusiems svečiams ir renginio organizatoriams. Po šios šventės labai norisi sulaukti to vaikų velykėlių ir linkiu kiekvienai šeimai parodyti dėmesį savo vaikams, nepamiršti. Po Velykų yra dar viena graži šventė, kai mūsų brangiausias turtas, mūsų vaikai taip pat turi sulaukti džiaugsmo, parodytos meilės. Šiandien mes socialinių paslaugų centre pakvietėme vaikus iš visų dienos centrų, esančių mūsų savivaldybėje. Jų tikrai atvyko labai daug. Tai yra vaikai globojami mūsų, kuriems ypatingai reikalingas gal ne tik šeimos, bet ir visos bendruomenės dėmesys, socialiniai darbuotojai dirbantis nuolat su jais. Taip pat nusipelnė šventės ir tie vaikai, kurie yra globojami ir prižiūrimi. Taigi tikrai linkiu iš visos širdies visiems gražios ateinančios šventės mūsų vaikams, vaikų velykėlių. Visur kaip vijurkas besisukanti Velykų bobutė sakė, kad kitąmet ir vėl svečiuose lauks mažųjų ir pažadėjo, kad patys geriausi nebus pamiršti ir sulauks dar daugiau dovanų.